Esame žieminio rapso lauke, šį kartą Pasvalio regione, pas visiems jau gerai žinomą ūkininką Praną Vyčą. Ir esame pačios pirmos sėjos lauke. Pradėjo rapsą sėti rugpjūčio 12 dieną. Ir kadangi šįmet sąlygos buvo iš tikrųjų labai geros, turėjome drėgmės pakankamai, matome, kad rapsas labai stipriai įsibėgėja ir atlikti jau visi pasėlių priežiūros trumpinimo darbai, kurie buvo numatyti. Ir tai matome, kad vis tiek dar rapsas šiai dienai yra suvaldytas, bet dar tik yra rugsėjo 24 diena. Taip kad žvelgiant į visą spalį, kokie dar ten bus orai, visgi reikia atkreipti dėmesį ir prašau visų, kad tiesiog turėtumėte pasižiūrėti, nesvarbu, kad jau atlikote pasėlių trumpinimą, rapsą paruošėte žiemojimui, viskas gerai, bet jisai dar gali pradėti intensyviai augti, priklausomai nuo orų, nuo temperatūrų, nuo drėgmės. Tad būkite budrus ir vis laiks nuo laiko pasižiūrėkite į savo laukus, į savo pasėlius, kad galėtumėte iš tikrųjų laiku suspėti ir dar atlikti papildomą trumpinimą, kad jis nepabėgtų ir nepradėtų, auginti kugelio viso žiedino kelti į viršų. Tai apsunkins jo labai stipriai žiemojimą. O dabar tai, ką mes matome šiuo metu, tai lapai visi yra suaugę, bet jie visi išvirtę, labai dideli. Jeigu pasižiūrėti į patį jau suformuojamą žiedyną, tai mes matome, kad tas rapsas, kuris šiuo metu yra su tokiais dideliais lapais, aišku, jie pažastyse, labai aiškiai matyti, kad ir tuose, kad pažastyse labai intensyviai ir daug augina, pridėtinių žiedynų, kuriuos jis pradeda formuoti jau iš rudens. Ir tie visi žiedynai pavasariui atėjus, aišku, jie virs ankštaromis ir tai formuos taip derlių. Bet dabar pasižiūrėkime, matome, kad ankstyva sėja, bet pradėjus augti intensyviai rapsui, auginant stipriai šaknį, jis po truputėlį bus, įtraukinėjamas į žemę ir tas kaklelis liks visai nedidelis. Bet pats dabar tas žiedynas, jeigu žiūrėti, tai mes pasižiūrime, matome, kad šis, nors ir atrodo atlikti purškimai, bet jis norėtų kaip ir augti ir bėgti į viršų. Ir šiek tiek tame pasėlyje pastebim, yra apvalumas, suapvalėjimas, bet jisai tįstantis į viršų. Ir tokio pasėlio tikrai negalima palikti be tolimesnės priežiūros, be jokio purškimo ateičiai, nes jisai linkęs į žiedino kilimą ir jeigu jis pradės bėgti, ta dalis tiesiog ištįsusi dalis žiemos metu gali nušalti ir taip atsiras papildomų problemėlių, užaugins kaklelį, užaugins plačią šaknį, bet per vidurį atsiras skylė, kur papuls didelis kiekis drėgmės, kartu su iš aplinkos esančiais patogenais, suformuos puvinį ir tiesiog turės rapsas daug žalos. Taip kad iki šio momento matome, kad darbus tikrai atliekate teisingai. Jeigu užauginote tokį rapsą, tai galim matyti, kad iš tikrųjų jisai yra įdomus ir netgi žiūrint į šaknį, čia gal sakyčiau truputėlį daug liemeninių šaknų ties paviršiumi, einant į liemeninę į apačią, bet tai
žemės dirbimas gal truputėlį kažkiek pakišo koją šiam, bet jis vis tiek sugeba užauginti ir vat ką noriu parodyti, kad didelę skrotelę po kiekvienu lapu pažastiniu yra papildomi, reiškia, auginami besiformuojantys žiedynai. Tai jis dabar turi tokią užduotį auginti kiek įmanoma daugiau, reiškia, pažastinių ataugėlių, kur formuoja jau iš rudens žiedyną. Tai dar kartą perpjaukim, pažiūrėkim į šį rapsą ir vat matome, reiškia, kaip jisai, reiškia, matosi, kad augimo reguliatoriai atiduoti, supurkšti, bet žiedynas formuojamas labai didelis ir jis yra šiam momentui suvaldytas. Bet vis tiek reikia žiūrėti, reikia stebėti, nes šiandien yra dar tik rugsėjo 24. Taip kad ar jau nutaręs daugiau nedaryti jokių darbų, ar visą laiką žinant jūs, tai matyt, kad jūs tikrai nenusiraminsite ir nepaliksite ramybėje to rapso. Tai pasėtas, kaip sakė jau Juozas, rugpjūčio 12 dieną. Po kelių dienų, kai sudygo, kai atsirado du tikrieji lapeliai, davėm orisą su fosforu ir kartu po 0,8 naudojom leopardo. Po poros savaičių, kai atsirado 5-6 tikrieji lapeliai, davėm 0,7 artinos, 0,7, kaip aš vadinu, citokinino, bet citohelpas dabar moksliškai čia. Ir boro pridėjom litrą. Bet matom, kad to boro gal ir trūkumas yra, nes yra atsiradusios juodos tokios dėmelės, tai dar planuojam duoti vieną kartą augimo reguliatorių, žiūrėsim ir dar pridėsim boro po litrą. Rodo lyg tai, kad orai atšals, tai jau kaip ir norėjom išvengti augimo reguliatorių, bet ko gero dar reikės kartą naudoti. O taip lyg tai pasėlis dabar normaliai atrodo, nenustypęs, bet vat, kad jau to šaknis čia skyla, ar tas kugelis, tai ką rekomenduos, tą pabandysim įdėti, panaudoti. Toliau tęsime pasėlių priežiūrą rudeninę ir iš rudens su kviečių priežiūra iš tikrųjų būtų kaip ir šiek tiek paprasčiau, bet tie laukai irgi yra ankstyvesnės sėjos ir jau spalio rugsėjo 24 jie yra sudygę ir turi rodosi jau 3 lapelis. Šiuo metu yra atliekamas purškimas herbicidais, kartu dedame 1 litrą mūsų turimo fosforo, MPK 5,75 sudėtis, plus šiuo metu dar dedame manganą su variu, kadangi vario šiuose dirvožemiuose yra rodomas trūkumas ir mes su variu šiuo metu atiduodant su 3 lapeliu pradedamos formuoti, reiškia, vartelės, kur vario trūkumas turėtų iš tikrųjų didelę reikšmę. Tad tą pašalinti iškart ir įdedame. Žinome, tokiuose laukuose iš rudens taip pat reikia atiduoti ir insekticidą, kadangi jau šie metai parodė, kad dėl didelio amarų plitimo šiemet buvo pastebėta daug juodų varpų, kurios, reiškia, ir būtent susiformuoja jau iš rudens dėl amaro įkandimo, dėl užkrėstumo. Tie augalai, reiškia, užsikrečia žemaūgę. Pavasarį lyg tai atrodo gražus laukas, bet jie pradeda gelsti ir taip vadinamos atsiranda juodos varpos, kurios yra nepilnavertės, aišku, neužmezga grūdo, kartu ne tik, kad
kiekybė mažėja tonažas, bet ir kokybiniai parametrai taip pat prastėja. Žinoma, to galima išvengti vėlinant sėją, bet jeigu jau atsitiko taip, kad jie yra pasėti ir šiuo metu turime jau tokį pasėlį, tikrai verta įdėti ir tik nepamirškite. Žemaūgės dėl amaro įkandimo susiformavusios varpos pajuodavusios, bet tai būna reiškia ir ankstyvas fuzariozės plitimas, kuris iš tikrųjų irgi daro didelę įtaką ir nuo ankstyvo pavasario, esant fuzariozei, irgi laukuose atsiranda padidėjimas, didesnis užsikrėtimas, sakyčiau, tai fuzariozė ir taip pat suformuotos varpos nebūna pilnavertės, o jos tiesiog išplaukėjusios pajuoduoja ir irgi būna tuščios. Tai šiuo metu taip pat, kad paaktyvinti dirvožemį, kad jisai tiesiog būtų aktyvesnis ir tiesiog esančius ligų patogenus greičiau galėtų sumineralizuoti, prie šio purškimo pridėti huminių rūgščių būtų taip pat tinkamas metas, kadangi huminės rūgštys tikrai papultų ant dirvožemio, kur galėtų naikinti ir esamus fuzariozės patogenus dirvožemį.